švytinčios bangos. Kasgi sukelia šį įspūdingą reiškinį ir iš kur atsiranda ši šviesa? Tai yra bioliuminescencija, šviesa, kuri išspinduliuojama cheminės reakcijos metu. Ji vyksta gyvo organizmo viduje. Kalbant apie šį reiškinį, per visą istoriją bioliuminescencija dažnai buvo laikoma gryna fikcija. Atrodė, kad jūreiviai pasakoja vieni kitiems stebuklingas pasakas. Tačiau 1995 metais britų laivo kapitonas savo žurnale aprašė savo stebėjimus, kaip laivą visiškai apsupo pieno baltumo jūra, bet nebuvo jokių fotografinių įrodymų. Kai kurie mokslininkai buvo smalsūs ir ieškojo patvirtinimo iš aukščiau. Taip? Mokslininkai rado atitinkamus palydovinius duomenis, apimančius tą sritį tuo pačiu metų laiku. Palydoviniai vaizdai iš kosmoso patvirtino kapitono istoriją. Bet kas sukelia tokį ryškų švytėjimą, kurį buvo galima pamatyti net iš kosmoso? Tai yra vadinamasis jūros švytėjimas. Kitaip nei dumbliai, kurie švyti tada, kai pasikeičia jų aplinkos sąlygos, jūros švytėjimas pasižymi nuolatinumu ir dažnai yra toks stiprus, kad pastebimas net iš dirbtinių Žemės palydovų. Jūrų švytėjimą sukelia bioliuminescencinėmis savybėmis pasižyminčios bakterijos, kurios gyvena vandenynų paviršiuje. Kad toks švytėjimas galėtų vykti, toje vandenyno vietoje turi būti susikaupę milijonai bakterijų. Be to, bakterijoms švytėti reikalingų cheminių medžiagų turi būti pakankamas kiekis. Kad įvyktų ši cheminė reakcija, organizme turi būti liuciferino, specifinės molekulės, kuri reaguodama su degonimi gamina šviesą. Yra įvairių liuciferino tipų, kurie skiriasi priklausomai nuo gyvūno, kuriame vyksta ši reakcija. Daugelis organizmų taip pat gamina katalizatorių liuciferazę, kuri padeda pagreitinti šią reakciją. Tad cheminiai reakcijai, kuri sukelia bioliuminescenciją, reikia dviejų unikalių cheminių medžiagų – liuciferino ir liuciferazės. Aišku, būna reakcijų, kuriuose dalyvauja fotoproteinai, kurie jungiasi su liuciferinais ir degonimi. Bet tam, kad reakcijos metu išsiskirtų šviesa, būtinas yra dar vienas reagentas. Dažniausiai tai yra kalcio jonas. O jau bioliuminescencijos spalva priklauso nuo liuciferino molekulių išsirikiavimo. Taigi, liuciferino molekulės reaguoja su degonimi, kad sugertų energiją ir galiausiai išlaisvintų ją kaip šviesą. Nors skirtingos liuciferino formos gali gaminti skirtingų spalvų šviesą, jūrų organizmai dažniausiai skleidžia mėlyną ir mėlynai žalsvą šviesą. Jeigu įdėsite įprasto jūros vandens lašelį po mikroskopu, pamatysite, kad jame pilna mažyčių organizmų, nematomų plika akimi. Tai yra šarvadumbliai, dinoflagelatai. Šis jūrinis planktonas, esant tinkamoms sąlygoms jūroje, žydi didžiuliais kiekiais. Nors šarvadumbliai, dinoflagelatai, neskleidžia daug šviesos, bet jei atsiras kažkas panašaus į vandenyno bangą, ar juos trikdys srovė ar žmogus, jie pradės ryškiai mirksėti. Bioliuminescencija aptinkama daugelyje jūrų organizmų – bakterijose, dumbliuose, medūzose, kirmėlėse, vėžiagyviuose, jūros žvaigždėse, žuvise ir net rykliuose. Kalbant apie žuvis, yra žinoma apie 1500 rūšių, kurios gali šviesti. Tai kai kuriais atvejais gyvūnai pasisavina bakterijas ar kitas bioliuminescencinės būtybes, kad įgytų šią supergalią ir galimybę šviesti. Daugelio jūros gyvūnų, tokių kaip kalmarai, šviesos organų viduje gyvena bioliuminescencinės bakterijos. Taigi šios bakterijos ir kalmarai sudaro simbiozę.
Kai kurie organizmai šviesą skleidžia be paliovos. Pavyzdžiui, kai kurių rūšių grybai, mintantis pūvančią medieną, skleidžia gana pastovę šviesą. Vis dėlto dauguma organizmų turi šviesą skleidžiančius organus, kuriais naudodamiesi skleidžia trumpus, nuo 1 sekundės iki 10 sekundžių trukmės šviesos blyksnius. Kai kurie gyvūnai, pavyzdžiui kalmarai, šios šviesos blyksnius skleidžia iš tam tikrų savo kūno vietų, o kitų gyvūnų šviesa yra visas kūnas. Švytėti gali ne tik egzotiškos žuvys ar jonvabaliai, bet ir Lietuvos miškuose dažnai aptinkami grybai kelmučiai ar mediena. Tad Lietuvoje žalia spalva šviečia paprastai kelmutis. Ir ne tik jis. Yra ne viena rūšis šviečiančių grybų. Baltijos jūroje ir Kuršių nerijoje yra pagaunamos šviečiančios žuvis. Iš tikrųjų tai šviečia ne pačios žuvis, o bakterijos juose. Šios bakterijos į mūsų kraštą atkeliauja iš didesnių vandenynų. Tik įsivaizduokite, jeigu mes galėtume įvaldyti šį fenomeną bioliuminescenciją, mesgi galėtume sodinti bioliuminescuojančius medžius, kurie apšviestų miesto gatves ir greitkelius ar net namus. Bioliuminescencija labai domina karinį jūrų laivyną. Kai objektai juda per vandenyną, jie gali sukelti bioliuminescuojančių organizmų švytėjimą. Tai gali atskleisti povandeninių laivų padėtį. Taigi, šį kartą į trumpą fizikos paskaitą aš pridėjau ir chemijos prieskonio. Manau, pridėsiu taipogi ir matematikos. Šiam kartui tiek, iki kito karto su trumpa fizikos paskaita. Iki.